Sveiki, čia Redas ir šį kartą parodysiu, kaip pridėti Facebook puslapį administratorių. Pirmiausia, reikėtų nueiti į jūsų puslapį, o tai galite padaryti paspaudę nuorodą, kurią turėtumėt matyti čia. Jeigu dėl kažkokių priežasčių jos čia nėra, visą laiką galite paspausti rodyklę viršutinėme dešiniajame kampe ir pasirinkti savo puslapį iš sąrašo. Puslapyje reikėtų spausti mygtuką Nustatymai ir susirasti skiltį Page Roles. Tuomet reikėtų nuspręsti, kokią poziciją priskirsite tam tikram vartotojui. Pasirinkat administratorių, reikėtų būti įsitikinus, kad pasitikite šito žmogumi, nes jisai turės visas teisės į puslapį kaip ir jūs ir galės daryti visus pakeitimus. Jeigu jūs priskiriat žmogų reklamos tikslams, kad kurtų reklaminės kampanijas ir prižiūrėtų jūsų puslapį, rekomenduočiau rinktis ne administratorių, o advertiser. Tai yra būtent tam parinkta funkcija, kad galėtų kurti reklamas ir daryti mano minėtas funkcijas. Taip pat yra ir kitų pozicijų, taip pat galite paskaityti apie jas plačiau. Bet jei vis dėlto esate apsprendę, kad reikia priskirti naują administratorių, tuomet pasirinkate šią poziciją, nurodote asmenį, kurį norite priskirti ir spaudžiate pridėti. Kaip matote, vartotojas atsirado sąraše ir yra vienas iš administratorių. Jeigu ateityje reikėtų pakeisti šią poziciją, visada galite paspausti redaguoti arba pasirinkti naują poziciją arba išvis pašalinti šį vartotoją iš administratorių sąrašo. Tad tiek informacijos, tikiuosi buvo naudinga ir dėkoju, kad žiūrėjote.